Išmokime universalią formulę arba konstrukciją, kurią galėsite panaudoti tiek nuostabai, tiek džiaugsmo arba susižavėjimui, tiek pasipiktinimui išreikšti. O konstrukcija atrodo šitaip. Iš pradžių sakome what, reikšmėje koks arba kokia, po to nurodome nežymimą artikelį a arba n, pasakome būdvardį ir daiktavardį vienaskaitos formoje. Pasakykime dabar angliškai, kokia saulėta diena. What a sunny day. Koks mielas kūdikis. What a cute baby. Kokia kvaila klaida. What a silly mistake. Tik atkreipsiu jūsų dėmesį, kad jeigu jūs sudarote sakinį su būdvardžiu, kurio pirmoji raidė yra balsė, tuomet nežymimasis artikelis turės formą n. Pavyzdžiui, what an amazing book. Kokia nuostabi knyga. What an exciting adventure. Koks jaudinantis nuotykis. What an interesting fact. Koks įdomus faktas. Kaip jūs žinote, nežymimasis artikelis vartojamas anglų kalboje, kai daiktas yra vienas. Kitais žodžiais, artikelis a arba n vartojamas tik prieš skaičiuotinus vienaskaitos daiktavardžius. O kągi daryti, jeigu daiktavardis, kurį jūs norite pavartoti, yra neskaičiuotinas arba turi daugiskaitos formą? Tuomet reikia praleisti nežymimą artikelį ir vartoti konstrukciją be jo. Taigi sakome what, tuomet būdvardį ir neskaičiuotiną arba daugiskaitos daiktavardį. Pavyzdžiui, what awful weather. Koks bjaurus oras. What nice people. Kokie malonūs žmonės. Įdomu, ar mokėsite išversti anglų kalbos sakinį, kokia gera pamoka? Parašykite savo atsakymo variantą komentaruose.